Naujausiame Alytaus Likiškėlių mikrorajone šeimininkauja tik statybininkai. Kyla tradicinės blokinės statybos daugiaaukščiai pastatai, o šalia šioje kol kas dar neišvažiuoja 4-osios Kauno monolitinės statybos valdybos Alytaus aikštelėje, kur paruošti pamatai eiliniam namui, bei naujajame keramzitbetonio mazge kuriamas naujas šio miesto statybininkų istorijos puslapis. Netrukus čia išaugs monolitinis gyvenamasis namas. Pirmasis monolitinis Alytuje, pradedęs ištisą tokios statybos kvartalą. Pirmas Alytuje statomas monolitinis namas bus 9 aukštų, 72 butų. Šio namo statybos genrangovas yra Alytaus statybos tresto antra valdyba. Mūsų valdyba, Kauno statybos monolitinė valdyba numeris 4, yra kaip subrangovas ir vykdys pačio pastato sienas dėžutės darbus. Šio namo pridavimas sekančių metų 4 ketvirtyje. Šiame kvartale bus pastatyta 6 9-aukščiai ir 6 5-aukščiai namai. Man kaip alytiškiui prašyti architektų, kurie projektuos šios namus, kad jų sprendimai būtų geresni ir drąsesni. Kadangi Alytus yra jaunas miestas ir norisi, kad jauname mieste žmonės gyventų ir džiaugtųsi gražesniais namais.